Žinoma, sekos n-tojo nario formulė. Vat štai jinai. Reikia apskaičiuoti iš A4 nario atimti antrąjį narį. Labai paprasta. Skaičiuokime A4, tai tiesiog vietoje n čia įsirašysim 4. 2 kart 4 plus 2. 2 kart 4 plus 2, 8 plus 2 lygu 10. Dabar skaičiuojame antrąjį narį. Vietoje n įsirašome 2. 2 kart 2 plus 2. 4 plus 2 yra 6. Taigi mums reikia iš 10 atimti 6 ir gauname 4. B eilutė klausia, kuri rekurentinė formulė. Rekurentinė formulė tai kai mes žinome narį, kai ieškome nario žinodami prieš tai buvusį narį. Tai klausia, kuri rekurentinė formulė tinkama šiai sekai aprašyti. Visose rekurentinėse formulėse nurodytas pirmasis narys. Tai mes pirmiausiai tą pirmą narį ir apsiskaičiuokime, kad jau žinotumėm, ar mums kurios čia iš jų nebetinka. Pirmas narys vietoje n įsirašau 1 ir gaunu 2 kart 1 plus 2 yra 2. 2 plus 2 4, taip, lygu 4. Taigi pirmasis narys 4. Taigi mums jau čia netiks B eilutė ir netiks D eilutė, nes čia pirmasis narys ne 4. Dabar žiūrime, kas toliau yra. Mes matome, kad mūsų pirmasis narys yra 4. Taip. Antrasis narys yra 6. Trečiasis narys, jeigu suskaičiuotumėm, būtų 2 kart 3 plus 2, 6 plus 2 jau būtų 8. Ketvirtą narį mes taip pat žinom 10. Ką mes matom? Mes matom, kad mūsų kiekvienas narys gaunamas prie prieš tai buvusio pridedant 2. Taigi, mums tiks formulė, kuri sako, kad mums narį turime gauti prie prieš tai buvusio pridedant 2. Taigi, C eilutė. Štai. Ir uždavinys baigtas.